Andriui Burbai dar tik 19 metų, tačiau vaikinas savo darbus jau eksponavęs ne vienoje bendroje parodoje su kitais fotografais, o personalinę parodą pristatė jau trečią. Šioje parodoje eksponuojama apie 100 darbų. Minčių ir entuzijazmo jaunam fotografui netrūksta. Idėjų tai tiesiog paprasčiausiai iš galvos šauna, padarau nuotrauką ir taip pakol kas, kol jos yra personalinės, nėra su mintim kažkokio tiesiog, kad parodyti save, kas yra. Tai aš tiesiog ir bandau parodyti, ką aš esu per visą laiką padaręs ir taip gimsta nuotraukos. Andrius sako, vis dar ieškantis savęs, savo nišos, tačiau vis labiau linksta į mados fotografavimą. Ir šioje parodoje tokių nuotraukų dauguma. Gamta, tai man asmeniškai yra šiek tiek neįdomu fotografuoti, nes tai yra, gal kažkas pasakys, kad tai nėra paprasta, bet man tai yra paprasta ir man, tai nekabina tiesiog manęs. O žmogų nufotografuoti kažką tokio, tai, nežinau, tiesiog įdomu ir tiek. Jauno menininko parodose visada apsilanko ir vyresnieji kolegos profesionalūs fotografai, vertinantys Andriaus darbus. Andrius tai yra tas mūsų gal Marijampolės ateitis. Tikrai jisai labai kruopščiai, gražiai, tvarkingai dirba, ieško. Žodžiu, aš jau visuose Andriaus buvęs parodose ir matau tobulėjimą. Paroda veiks iki sausio 21 dienos Kultūros centro 1-ame aukšte.